Informacijos perdavimo technologija. Grigorijaus Grabovojaus darbuose galime rasti metodų ir technologijų padedančių greitai išmokti įvairių žinių, pavyzdžiui, geometrijos, kalbų ir taip toliau, kurias galite pritaikyti savarankiškai. Pavyzdžiui, įvaldyti mokyklinius dalykus yra labai paprasta technologija. Tiesiog paimkite mokyklinės knygas, nurodykite apibendrintą informacinę sferą. Tai yra apsvarstykite ją kaip švytėjimą, taip, kad stovėtų, pavyzdžiui, virš šios knygos. Ir mechaniškai perkelkite šią šviesą, pavyzdžiui, į suvokimo lygmenį, kur jūs gaunate šio objektų funkcinę reikšmę. Tai yra, pavyzdžiui, kaktos lygmenyje, priešais žmogaus kaktą. Yra ir dar vienas informacijos imtuvo taškas, pavyzdžiui, pečių ašmenys. Tiesiog pažiūri į kokį nors knygą su tikslu perkelti visą informaciją žmogų, kurias nori įvaldyti, bet kokias norimas žinias. Taigi kartais reikia perteikti taip, kad visa informacija būtų užpildyta ir pasiektų galbūt kažkokį vidinį žmogaus valdymo lygmens tašką. Tai toks mokymo principas. Deja, mano praktika buvo išbandyta, pavyzdžiui, pilotams. Vos per kelias dienas gali išmokti anglų kalbos aukšto lygio ir panašiai. Taigi šis mokymo principas yra labai patogus, nes paprastai kalbant, galiausiai ugdymas apima tų pačių optinių elementų formavimą optinių požiūrių. Grigorij Grabovoj sąmonės ir supančio pasaulio dėsniai užkertant kelią galimai pasauliniai katastrofai. 2001 metai 07.12 mėnuo. 2001 metai Liepos 12 diena. Jeigu kalbėtume apie geometriją, tai šioje technologijoje užduotis iš tikrųjų labai paprasta. Užtenka tiesiog nustatyti didžiausią šių žinių koncentracijos tašką virš knygos arba pastraipos, kurią žmogus studijuoja, ir tada tiesiog perkelk šitą tašką iki kaktos. Pavyzdžiui, žmogaus kaktos priekyje yra suvokimo valdymo sistema. Iš ten taškas patenka į viršutinę širdies dalį. Jeigu įmanoma, atsekite ir ten informacija pradeda tirti. Kaip sakant, tai širdis pradeda turėti šių žinių, nes geometriją lengviau išmokti širdimi, tai yra matyti širdimi. Jeigu žmogus dažniausiai žiūri per širdį, tada lengviau mokytis geometrijos, nes ten matoma kita objekto pusė. Na, apskritai, unikali daugialypė parametrų erdvė. Grigorij Grabovoj sąmonės ir supančio pasaulio dėsniai užkertant kelią galimai pasaulio katastrofai. 2001 metai Liepos 12 diena. Video sukūrė ir įgarsino Sigutė.